Labą dieną. Nors šiandien ir pirmadienis, ir visi susiraukia, nes reikia į darbus, į mokyklas ir visur kitur, mes tęsime mūsų mokslus ir atsižvelgdami į tai, kad nėra nuotaikų, pabandysime jas pasikelti. Šiandien mes mokinsimės du dalykus iš karto, nes iš tikrųjų pamokų bus labai daug, tad noriu spėti viską pasidaryti laiku. Taigi šiandien išmoksime, pirmas dalykas tai yra išvestis, siautas, kitaip sakant, kokiu principu jisai veikia ir kaip galime suformuotuoti tam kažką, tai ką mes norim išvesti. Ir dar vienas dalykas tai yra duomenų tipai, nes duomenų tipų reikės visada ir nuo sekančios pamokos, dabar bus trečia, tai nuo 4 pamokos, trečiadienį mes jau pradėsime tos duomenų tipus naudoti ir mes juos pastoviai naudosim iki viso šito sezono galo. Taigi būtinai turite išmokti visus duomenų tipus, kitaip nieko nepavyks tiesiog ir, turite išmokti. Taigi, kimbam prie darbo ir pradedam mokintis. Taigi, kaip matote, tai yra pats basic mūsų C++ sintaksės ir kai ko trūksta. Trūksta mūsų siauto. Būtent apie siautą šiandien ir noriu pašnekėti, bent jau pradžioje, iki duomenų tipo ir kaip atrodo tas siautas. Turiu omeny, kaip jis taisyklingai turi rašytis. Tai visų pirma, aišku, rašosi siautas ir siautas reiškia, kad computer out, aš taip vadinu. Tai reiškia, kompiuteris atiduoda out, tai reiškia, atiduoda mums kažką. Mes kažką gauname iš kompiuterio. Aš nežinau, ar tai taisyklingai, nes aš ką tik sugalvojau. Ir kad kažką kompiuteris mums atvaizduotų, atiduotų, mums reikia įrašyti, ką tai turėtų, ką jis turėtų mums būtent atvaizduoti. Ir pirmiausias dalykas, kad viskas veiktų taisyklingai, mums reikia tų 2 brūkšnelių, tai reiškia, mūsų sąlygoje visada po kiekvieno veiksmo turi būti šitie brūkšneliai. Tai sakykime, parašiau siautą, toliau ką tas siautas mums atvaizduos, reikia dėti būtent tos 2 brūkšnelius ir rašyti, ką jis turi atvaizduoti. Mes atvaizduokime tekstą, sakykime, labas dienas. Ir būtinai kiekviena mūsų sąlyga turi baigtis kabletaškiu. Kaip ir kiekvienoje turbūt programavimo kalboje. Jeigu kabletaškių nebus, mūsų labas dienas nebus atvaizduotas ekrane. Ir pabandome pasileisti, pasižiūrime, ką čia mums gavosi ir kaip matote, mes matome labas dienas. Kad būtų gražiau, aišku, galime pasidaryti eilutę break line, kitaip sakant. Kaip jis turėtų atrodyti, atsiprašau, ne break line'as yra iš HTML, čia yra end line'as. Vėlgi, kad perkelti kažką į kitą eilutę, parodysiu paprašiau. Pasirašome dar vieną siautą ir pasirašykime ir rytas. Pagal viską dabar, jeigu to break line'o nėra, pagal viską turėtų atrodyti taip. Kaip viskas turėtų būti atvaizduota? Tai visų pirma, turėtų būti atvaizduota labas dienas, tada iš naujos eilutės ir rytas. Bet pažiūrėkime, kaip yra iš tikrųjų. O iš tikrųjų yra viskas vienoje eilutėje. Kodėl taip yra? Būtent dėl to break line'o, arba kitaip sakant end line'o, labai maišau, sorry, jis būtent jo dėka tik tais galima perkelti kitus žodžius ar kitą sakinį ar kažkokį kitą veiksmą į kitą eilutę. Ir kad jį uždėtumėm, ta prasme, kad jisai veiktų, mums vėl reikia iš tų kringelių. Ir jau tada rašyti end ir L. Tai reiškia end line'as. Dabar pagal viską turėtų ir rytas būti iš naujos eilutės. Kaip ir matot, labas dienas ir rytas. Ir rytas yra iš naujos eilutės. Bet nebūtina visada rašyti kringelių ir end line'as. Yra daug paprastesnis dalykas, kurį mes galime įsirašyti tiesiog tarp mūsų teksto šalia jo. Tai yra šitoks brūkšnys, neslešas, kurį mes esame įpratę naudoti, bet į kitą pusę pasvyras brūkšnys ir N raidė. N raidė reiškia new. Čia tas pats, kas new line'as. Ir pagal viską, jeigu viskas tvarkoja, ir rytas turime matyti kitoje eilutėje.
kaip matote, labas dienas ir rytas. Na ir jisai dar per vieną simbolį pastumia nuo kairės į dešinę. Būtent šitas reikaliukas. Nors atsiprašau, aš gal čia pats padariau šitą nesąmonę, taigi bandome dar kartą. Taip, aš pats buvau padaręs tarpą, nekinčiau Windows'ų, biškį pajudini ir nusiminimalizuoju. Taigi viskas yra tvarkoj, aš biškį apsimelavau, new line'as, end line'as ir šita. Taip, aš negaliu dabar pažymėti, kol yra įjungtas mūsų pavyzdys. Taigi end line'as ir būtent šitie du simboliukai, tai yra į kairę pasvyręs brūkšnys ir N raidelė reiškia tą patį. Galime atvaizduoti ir dar kitaip. Sakykime, dabar padarysim taip. Sijautas, kažkoks tekstas, tai yra, sakykime taip, labas dienos ir naktis. Kaip matote, aš pridėjau labai daug endline'ų ir pagal viską kiekvienas mūsų žodelis turėtų būti atvaizduojamas iš naujos eilutės. Pasileidžiame ir kaip matote, labas dienas ir naktis. Kad nebūtų tų tarpų priekyje, mums iš tikrųjų reikėtų rašyti šitaip, bet aš nežinau, ar mūsų programa pasileis, nes tai susilieja su mano žodžiais. Na, galime pabandyti. Reiškia, būtent naujos eilutės simbolis, tas brūkšnelis į kairę ir N raidė gali reikšti, gali liestis su mūsų tekstu ir tai įtakos neturės, tiesiog perkelsi naują eilutę be tarpo priekyje. Atrodo aišku klaikiai, bet na, taip galima daryti. O dabar kas tai yra mūsų būtent, galima čia gražiau pasidaryti, kas yra tie duomenų tipai. Duomenų tipai yra keli, išvardinsiu turbūt tik tais pagrindinius. Na ir turbūt pradėkime nuo integer. Integer yra tiesiog skaičiai, tai yra sveikieji skaičiai nuo minus kažkiek iki plus kažkiek. Jeigu aš neklystu, aišku, tai jums nebūtina žinoti, bet mažiausias skaičius, kurį galime naudoti, yra 2, 1, 4, 7, 4, 8 berods, 4, 8, 3, 6, 4, 8. Aš nežinau, ta prasme, jums šito įsiminti tikrai nereikia, tiesiog čia yra pats mažiausias skaičius, kurį gali naudoti integer, o didžiausias skaičius, kurį gali naudoti integer, tai yra 2, 1, 4, 7, 4, 8, 3, 6, 4, 7. Tai yra didžiausias skaičius, kurį gali naudoti pliusinį. Su minuso reikšme ir su pliuso reikšme. Bet jums šito įsiminti turbūt nereikia, nes abejoju, ir jūs rašysite dar didesnius. Gerai, kaip pavyzdį paliekam. Toliau, sekantis duomenų tipas. Tai yra string. String yra, na, jis yra rašyti būtent kažkokiem žodžiams, tai taip pat kaip labas dienas, ar ne? Dabar, aišku, čia yra klaidingai parašytos sąlygos, ne, aš čia tik tais kaip pavyzdį rodau, kaip komentarus išmoksime kitoje pamokoje turbūt. Taigi, integer yra sveikieji skaičiai, string yra mūsų tekstas. Tada galima išmokti char, arba kitaip sakant character. Character yra vienas simbolis. Tai gali būti skaičius, tai gali būti raidė, tai gali būti žemutinis brūkšnys ar dar kažkas. Na, sakykime, palikime tą žemutinį brūkšnį. Tai yra tiesiog, na, vienam kažkokiam simboliui atvaizduoti. Dar vienas yra boolean, bet rašosi bool. Boolean turi tik tais dvi reikšmes. Tai yra true arba false. Mums programuojant reikia, kad mums išmestų arba teigiamą, arba neigiamą atsakymą. Ir būtent ten mes naudojame boolean. Dar vienas yra, na, mes mokame integer, tai yra sveikosius skaičius, galime išmokti ir nesveikosius, arba realiuosius, ar kaip jie ten vadinasi. Tam mes naudojame float. Floatas yra kažkoks tai skaičius per kablelį. Bet turėkite omeny, kad floatas gali atvaizduoti tik tais 7 skaitmenis, įskaitant kablelį. Tai reiškia
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jeigu mes dar rašysime dar daugiau, mums to nebeatvaizduos. Atvaizduos tik pirmus 7. Jeigu mes norime realiuosius skaičius atvaizduoti daugiau negu 7, tam mes naudojame double. Vadinasi double. Double gali atvaizduoti 15 skaičių. Tai sakykime 1, 2, 3, 4, 5 kablelis, tai bus 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Būtent tokį skaičių atsiminkite, kad kablelis užskaitomas kaip skaičius, kaip simbolis. Taigi, floatas gali atvaizduoti 7 realiosius skaičius, o double netgi 15. Tai yra mano manimų pagrindiniai duomenų tipai, kuriuos mes naudosime. Na, jeigu mes neduok dievę panaudosime kažką kito, tai aš tą pačią pamoką iškart ir supažinsiu jūs, ta prasme, su tuo dalyku. Taigi, prašau išmokti šitos būtent duomenų tipus, nes kitokiu atveju jūs tikrai nesuprasite, kas toliau vyksta. Na, patys pagrindiniai, tai turbūt bus integer, su kuo mes dirbsime, ir string. Būtent šitie du. Bet rekomenduoju išmokti character, boolean, float, double. Yra dar keli, bet aš jų nevardinsiu dabar, nes abejoju, aš juos iš vis mokinsiu. Na, bet egzaminui, man atrodo, užtenka tiek, netgi tai bus per daug. Gerai, baigiam šią pamoką ir kitoj pamokoj mokinsimės kažką naujo ir tai bus tikrai faina. Taigi turėkite kantrybės ir susitiksim trečiadienį. Visą.